Tas vietas vaikai reikia žinoti, nes kas po mūsų žinos. Tai viena iš tų vietų, iš 200 vietų esančių Lietuvoje, kur buvo masiškai žudomi žydai. Šioje vietoje 1941 metais rugpjūčio mėnesį 15-16 dienomis nacistiniai budeliai ir jų talkininkai nužudė apie 120 Padubysio Lyduvėnų Bulavėnų apylinkėse gyvenusių žydų. Nei aš, nei jūs, mes nebuvome to įvykio liudininkais ir atkurti iš tiesų, kas vyko šitoje vietoje, yra sunku. Bet prieš 12 metų man teko lankytis su grupė mūsų Gailių pradinės mokyklos mokinių pas vieną Padubysio gyventoją Veroniką Sutkienę ir jinai papasakojo, ką jai pasakojo jos tėvas Armonas Juozas, kuris buvo šitoje vietoje. Padubysio kaimas, ten buvo daug žydų ir jie buvo, anot Veronikos Sutkienės pasakojimo, buvo labai geri kaimynai. Jie buvo ūkininkai, augino kalakutus, arklius, javus. Jie buvo gana pamaldus. Antroje pusėje kelio tenai buvo šventikla, vadinama Škala. Ir ten jie melsdavosi. Ir tikrai jų gyvenimas normalia vaga tekėjo, bet būtent 41 metų, rugpjūčio mėnesio, 15 dieną, baisi tragedija atėjo į Padubysio kaimą. Pasirodė vokiečiai ir baltaraiščiai, būtent vokiečių talkininkai, lietuviai. Pirmiausia, jie suvarė žydus, kurie gyveno Padubysio kaime, ir atvaryti buvo žydai iš Lyduvėnų bei Bulavėnų. Atskyrė moteris, vaikus ir vyrus. Moteris ir vaikai buvo uždaryti į vadinamą tą šventiklą, o vyrai buvo vienoje žydų sodyboje uždaryti. Buvo surinkti vyrai, kurie buvo Padubysio kaime ir iš kitų kaimų čia aplinkinių, iš Bulavėnų, ir jiem buvo duota užduotis iškasti šitoje vietoje duobę. 15 rugpjūčio buvo atvarytos pirmos moteris su vaikais, kaip pasakojo Veronika Sutkienė. Ir Armonas tada Juozas dalyvavo būtent tame duobės kasime ir jis laukė, kada, kaip suprato, kad reikės vėliau užkasti tą duobę. Ir jis pasakojo, kad liepė moterims, vaikams nusirinkti gerus rūbus viršutinius, laikrodžius, papuošalus, jeigu turėjo moteris. Dar iš pradžių moteris tikėjosi, kad jeigu jos atiduos, tai joms bus dovanota gyvybė. Ir atidavė. Bet deja taip neįvyko. Buvo sustatytos į eilę ir paprasčiausiai buvo paleisti šūviai, moteris krito į duobę. Ir kaip pasakojo Veronika Sutkienė, tėvas, tada Juozas Armonas pasakodamas, jisai negalėjo sulaikyti ašarų, nes jisai matė, kaip vaikai ir moteris nebuvo nušautos visiškai iš karto. Ir buvo ir sužeistų, dejuojančių, tai lietuvių baltaraiščiai bei nacistai ėjo prie duobės ir su šautuvo buože tiesiog pribaigdavo. O kitus sužeistus gal ir nepribaigė, tai liepė vyrams užkasti žemės sluoksnių. Buvo atvaryti vyrai vėliau ir laukė toks pat likimas. Taip pat reikėjo nusirengti rūbus, ką turėjo geresnio atiduoti, ir taip pat buvo visi sušaudyti. Pasakoja, jog vienam žydui pavyko išsigelbėti iš duobės. Jis po 2 dienų kruvinas, purvinas ir paklaikęs pasirodė kaime, tačiau greitai buvo susektas. Šią vietą, kurioje užgeso per 120 Padubysio, Bulavėnų, Lyduvėnų kaimų žydų gyvybių, anksčiau lankė Laugalio pradinės mokyklos mokiniai su mokytoja amžinos atminties Birute Armonienė, o dabar lanko Gailių pagrindinės mokyklos moksleiviai su istorijos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja Danute Eitmantienė. Tikslas atvykimo į šią vietą, vaikai, kad jūs žinotumėt istoriją, ne vien tik istorijos vadovėlių, kad visą tai išgyventumėt
Vat, kai čia išgyveni, tada ir suvoki iš tiesų, kas buvo mūsų kraupaus toje istorija. Čia labai liūdna vieta. Norėčiau, kad žmonės ją nepamirštų. Nenorėčiau tokį įvykį, kad atsitiktų daugiau. Liūdna. Man šitą vietą primena, kokie buvo tie žiaurūs vokiečiai senoviai. Ir norėčiau paklausti jų, kodėl jie taip tai darė. Nenorėčiau aš savo akim išvysti tokių įvykių. Norėčiau, kad ši vieta dar išliktų ilgai. Norėčiau čia įsiminti su savo vaikais, čia atvažiuoti aplankyti, kad neužmirštume tos vietos. Kiekvienais metais atvažiuosiu aplankyti šią vietą. Žydų yra tokia tradicija, kai jie lanko kapus, jie ant kapo deda akmenėlį. Simboliškai uždėsim ant šitos vietos prie paminklo po akmenuką, tai prisimindami čia žuvusius. Ši vieta viena iš 200 tokių Lietuvos vietų, virš kurių rodos tebetvyro plyštančios iš klaikaus skausmo aimanos. Šios vietos tai negyjančios istorijos žaizdos, kurių neužglaisto laikas, vis keldamas neatsakytą klausimą – kodėl? Šiandieną mes prisimename holokausto aukas. 6 milijonus žydų nužudytų dėl neapykantą grįstos nacijų ideologijos. Prisimename 195 000 Lietuvos žydų, 94% visų Lietuvos žydų, taip ir nesulaukusių Hitlerio pralaimėjimo. Rugsėjo 23-ąją minėjome 70-asias šios kraupios tragedijos metines. Prisimename didžiojo nusikaltimo, kuris tapo žinomas kaip Šoa, aukas, suvokdami, jog kuriant ateitį negali būti vietos neapsakomam Šoa blogiui. Todėl taip svarbu kiekvienam giliai apmastyti, suvokti ir įsisąmoninti Šoa reikšmę. Kelias į šį suvokimą gali būti įvairus. Jį palengvino valstybinis Vilniaus žydų Gaono muziejus, išleidęs kompaktinį diską Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa, kuriame gausybė medžiagos, holokausto liudininkų atsiminimų, vaizdo filmų, nuotraukų. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje pristatydamas sukauptą medžiagą šio muziejaus žydų gelbėjimo ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėja Danutė Selčinskaja sakė: labai norėjome, kad Lietuvos visuomenė, o ypač jaunoji karta, apie holokaustą žinotų ne tik iš vadovėlių, o girdėtų gyvų žmonių pasakojimus apie artimųjų netektis ir stebuklingą išsigelbėjimą, persekiojamų žmonių jausmus ir baimę. Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė džiaugiasi, jog atvėręs šią sukauptą medžiagą pasijunti tarsi šulinyje, iš kurio gali semti ir semti žinias, jausmus. Todėl mokytojams ir moksleiviams buvo pasiūlyta ją įvertinti ir pritaikyti pamokose. Viena gyvoji pamoka – aplankyti vietą, Kelmiškių vadinamą Popušele, kur nacijai ir jų pagalbininkai žiauriai susidorojo su 485 Kelmės ir jos apylinkių žydais. Tolimos praeities dienos iškyla vaizduotėje kraupiausių pavidalų. Susikaupę, nutilę, gimnazistai sodino 100 eglaičių aplink šią vietą ir 7 tujas, reiškiančias praėjusius dešimtmečius po tragedijos. O istorijos, etikos, literatūros, dailės pamokų rezultatai sugulė į neploną bendrą knygą, pavadintą Idėjos dirbant su projekto Išsigelbėjęs žydų vaikas pasakoja apie Šoa medžiagą. Svarbiausias rezultatas – tai, kas išliko širdyse. Labiausiai sukrėtė žmonių žiaurumas. Kai sodiname šitos medelius, tikrai pasijautėm, bent jau aš pasijaučiau tikrai geriau. Tai padėjo ir sielai, ir protui, absoliučiai viskam. Aš manau, kad tai labai gražu, siekiant pagerbti holokausto aukas. Ten apsilankius, kai sodiname medžius, buvo labai iš tikrųjų kraupu įsivaizduoti, kaip galima žudyti ten moteris, vaikus, tarkim nėščias moteris, nesvarbu, kad jos buvo, bejėgės. Iš tikrųjų tai buvo labai baisu. Labai kažkaip liūdna darės tam būnant. Būtent tenka pasidžiaugti tai žmonėmis, kurie nepabijodami kažkokių apribojimų, galų galiausia sušaudimo jų pačių išgelbėjo
šitos žmonės. Galime kaltinti Adolfą Hitlerį, kuris buvo didžiausias šių žiaurumų kaltininkas. Bet man norisi paklausti, jei jis nebūtų gimęs, gal taip Europoje nebūtų nutikę? Vis dėlto abejoju, ar galima kaltinti vien jį. Jeigu ne tūkstančiai palaikančiųjų, pritarančių ir vykdančių, jokia jėga nebūtų privertusi žmonės virsti žvėrimis. Nieko nėra baisiau už nemąstantį buką, praradusi žmogišką veidą robotą, kurio vienintelis instinktas paklusti ir žudyti. Ši pamokas man sukėlė daug emocijų. Pirmiausia, aš supykau dėl to, kad buvo tiek daug žmonių, kurie nesuprato, kad žudyti kitus baisus nusikaltimas. Bet išgirdus Icchoko mero žodžius apėmė džiaugsmas ir pasididžiavimas, kad mano gimtojoje Kelmėje atsirado bebaimių ir kilniaširdžių žmonių, kurie visiškai svetimą vaiką apsaugojo. O dabar mes turime puikų rašytoją, garsinantį visame pasaulyje Lietuvą, taip pat ir mano Kelmę. Aukštosios Želvių miško pušys šalia Užvenčio, atsispindėdamos juodame atminties paminklo granite, išgirdo pavardės tų, kurie be gailesčio 1941 metais šioje vietoje buvo sušaudyti nacių ir jų vietinių bendrininkų. Levinai, Birgeriai, Davidai, Dambės, Cvikai, Feidelmanai, Friedmanai, Lėreriai, Olšvangai, Šepsai, Šerai, Šimeliai, Zakai, Zinderiai ir grupė žydų rabinų, tuo metu viešėjusių Užventyje, iš viso 96 nekalti žmonės. Holokausto 70-metis subūrė mus susikaupti ne vien todėl, kad tai žydų tragedija. Tai viso pasaulio, tai ir lietuvių tautos, kiekvieno žmogaus tragedija. Rengdami minėjimus, parodas, kaupdami medžiagas ir jas skelbdami, patys išgyvendami, mes kiekvienas mažiname šoa blogį. Bet žemiausiai nusilenkėme tiems, kurie toje brutalioje aplinkoje gelbėjo žmogaus gyvybę ir nepabūgo. Galime didžiuotis, kad tarp žydų gelbėtojų yra skelbiami ir 72 lietuviai iš Kelmės krašto. Daug gyvybių išgelbėjo to meto Kolainių klebonas Polikarpas Macijauskas ir Užvenčio gydytojas Petras Girbutas, kurios sūnus Leopoldas tuo metu būdamas vos 10 metų taip pat prisidėdavo prie šios kilnios misijos. Tėvelis mane pasikvietė, jis sako, Liusi, nuvažiuosi į Kolainius pas kunigą Polikarpą Macijauską. Pasiimk sesers dviratį, pasiimk meškerėlę, pakeli karosus pameškeriuosi ir nuveši jam laiškiuką. Sakau, tėvelė jau turit surašęs, ne, tu pats parašysi. Tai paėmė vokišką laikraštį, gotiškom raidėm parašyta ir ant šito laikraščio paraštės krašto diktuoja man laišką. 42 plus 8 plus 22 plus 4 lygu, toliau parašyk, ką tu suskaičiavai. Suvinioja į sumuštinį, tada buterbrodais vadinama. Duona, sviestas ir rūkytos dešros grįžinėliai. Šitą laikraštį suvinioju ir dabar važiuok į Kolainius, perduok Polikarpui Macijauskui. O paskui galėsi pameškeriuoti karosų. Jis išviniojo, paskaitė, nusišypsojo taip, nu ir gudrus tas tavo tėtušis. Tėvelis ir kunigas Polikarpas Macijauskas tai buvo savos rūšies paskirstimo punktai, iš kurių nukreipdavo nelaiminguosius į gelbėjimo vietas. Jie buvo organizatoriai. Ar galima suvaldyti ašaras prisiminus tas lemtingas dienas ir tą vaikščiojimą skustuvo ašmenimis, kurį patyrė žmonės rizikuodami savo gyvybę vardan kitų? Aš su mama važiavau į Kelmę ir sužinojau, kad tuo momentu yra šaudomi žydai. Nu ir paskui grįždami, labai susijaudinom, viską grįžtant namo,
tokia moteris du vaikus. Na ir prašo paimtus vaikučius parsivežti, nes jiems gresia pavojus didelis. Nu, tai mes su mama įsisodinom į vežimą ir parsivežėm namo. Nu, tai tas berniukas maždaug buvo 7 metų, o ta mergaitė vyresnė, gal 10 metų. Buvo pavadintas tas berniukas lietuvišku vardu Algiukas. Tai va, Algiuką vadinom. Na, paskui ateidavo ta, kuri atvedė ta moteris Urbelienė, Petronėlė. Jie ateidavo, jos aplankydavo ir vieną kartą įsivedė jos tą mergaitę pas save į namus ir ten ją laikė. Berniukas kurį laiką buvo, neprisimenu kiek jis tenai, paskui, reiškia, irgi jį paėmė į Dainauskų šeimą. 41 metų Liepos 28 dieną mane varė į Žvyrduobę sušaudyti. Atsitiktinumo dėka 14 vaikų grąžino iš pusiaukelės. Dar vieno atsitiktinumo dėka aš patekau tarp žmonių, kuriems buvo brangi 8 metų vaiko gyvybė. Aš kaip maldą tariu pavardės tų žmonių, kurie nacių okupacijos metais Kelmėje ir jos apylinkėse slapstė ir gelbėjo keletą žydų vaikų, jų tarpe ir mane. Tai Bronė ir Juozas Dainauskai, Michalina Legantienė, Adomas Urbelis ir Petronėlė Urbelienė Unikauskienė, Šalkauskai, Stasė Damanskaitė, Stefa Kulevičiūtė, Elena Kaušaitė ir jos seserys, Konstancija Norkaitė, Butkai, Urbeliai, Aleksandra Grišaitė, Žukauskai, Damanskai, Šimuliai ir daugelis kitų, kurių pavardžių aš nežinau. Vaikas, užaugęs sušaudyto pasaulio širdimi, galėjęs teisingai įvardyti Šoa blogį ir sutiktų žmonių mielaširdystę, nors dabar gyvena toli, tačiau laiko save mūsų krašto žmogumi. Kelmė išmokė mane žvelgti į gyvenimą lietuvio akimis ir neužmiršti, kad esu žydas. Kelmė yra mano Lietuva ir mano Jeruzalė, rašė Icchokas Meras, kurio aikštės skulptūra Kelmėje primena, jog lygiosios tarp gėrio ir blogio trunka tik tai akimirką.